Buildent tai Erasmus Plus finansuojamas projektas, kuriuo siekiama išdėstyti finansų ir verslumo pagrindus. Sveiki atvykę į užburiantį Buildent pasaulį. Bet ką tiksliai reiškia Buildent? Buildent tai atvirai prieinama nemokama mokymosi platforma, kuri suteikia jums dinamiškus švietimo išteklius. Jos tikslas sukurti tvirtą finansinio raštingumo pagrindą, kuris būtų žingsnis į verslumo koncepcijų supratimą. Kad besimokantieji būtų įsitraukę, mūsų priemonėse siūlomas gerai suderintas prezentacijų, žaidybinio mokymosi ir vaizdo animacijos derinys. Be to, kiekviena priemonė yra pateikiama 7 kalbomis – olandų, anglų, italų, ispanų, lietuvių, portugalų ir turkų. Mūsų 4 interaktyvūs pristatymai gali būti naudojami klasėje arba prieinami internetu asmeniniam mokymuisi. Kiekvieną prezentaciją lydi užduotys, įsivertinimo testai ir papildoma medžiaga. Prezentacijos apima temas susijusias su asmeninė finansinė elgsena, verslumu, taip pat gilinamasi į minkštuosius įgūdžius. 4. ir paskutinėje prezentacijoje dar kartą aptariamos pagrindinės finansų savokos ir plėtojamos finansų valdymo metodikos. Mūsų animaciniai filmukai, kuriuos veikia mūsų personažai Semas ir Aleksas, supažindina žiūrovų su biudžeto sudarymu. Juose paaiškinami kredito ir debeto kortelių skirtumai. Juose išryškinami pagrindiniai pradinės strategijos žingsniai. Vaizdo filmukuose paaiškinamas asmeninių finansų investicijų rizikos valdymas. Be to, juose nagrinėjama investicijų grąžos sąvoka, taip pat vaizdo įrašuose pabrėžiama, kokią įtaką verslumui turi minkštieji įgūdžiai. Mūsų 4 interaktyvius pristatymus atspindintys žaidimai nukelia Semą į 4 keliones. Šios 4 kelionės apima ir asmeninių finansų, ir verslumo kelionę. Turtingųjų rifų saloje akcentuojamas finansinių tikslų nustatymas, išteklių valdymas ir preliminaraus biudžeto plano bei balanso sudarymas. Įmonių salą čia daugiausia dėmesio skiriama praktiniams žinioms, reikalingoms verslui steigti ir valdyti, įskaitant verslo kūrimo etapus, techninius verslo planų aspektus ir rinkos analizę. Išminties bangų saloje pabrėžiama minkštųjų įgūdžių svarba, žinių pritaikymas atliekant kasdienės užduotis ir savirefleksijos stiprinimas siekiant toliau tobulinti įgūdžius. Klestėjimo pusiasalyje iš naujo pristatomos pagrindinės finansų savokos, akcentuojamos finansų valdymo metodikos, gilinamasi į taupimo, planavimo ir tokių savokų kaip investicijų grąžos ir infliacijos supratimo svarbą. Mūsų Buildent svetainė suteikia lengvą prieigą prie šių priemonių. Sužinokite apie mūsų įrankius apsilankę mūsų svetainėje www.buildent.ev. Raskite mūsų mokymosi įrankius ir susikurkite vartotojo vardą bei slaptažodį, kad galėtumėte stebėti savo Buildent mokymosi kelionę. Buildent yra Erasmus Plus finansuojamas projektas.